Nu ką, ir iš karto į Transalpiną. Pasišnekėjau su vietiniu rumūnu, irgi čia dabar buvo apsistojęs, atostogauja, važinėja. Irgi patvirtino, kad labai daug meškų, sakė, neagresyvios, bet tokios kaip beždžionės, prašo maisto, ieško maisto ir panašiai. Tai va. Tai šiandien dabar iš karto Transalpiną, o po to žiūrėsim, gal dar spėsiu ir Transfagarašaną pravažiuoti. Išsimiegojau pakankamai neblogai, tiesą pasakius, nulūžau. Šiandien, ką dabar turim, lietuviškų laikų 10 valandų, vietinių laikų 9 valandos. Truputėlį anksčiau žadėjau atsikelti, bet kažkaip miegas kankino. Gerai miegojau. Šiandien nusimato vėl karšta be proto diena, 36 laipsniai, kaitins normaliai. Tai kažkaip aš net nenoriu pagalvoti, koks jausmas važiuojant važiuojant su striuke. Šiandien važiuosiu toliau su termomarškinėliais. Bent kažkiek gal bus geriau. Daug stovinėjimo spėjų bus, nes daug gražių vaizdų, daug norėsiu pamatyti, pabūti, pafilmuoti, droną paleisti. Tikiuosi, šitam spote nieko nepalikau kaip Krokuvoj rankšluostį. Svarbiausius dalykus lyg turiu. Piniginę su manim. Elektronika su manim ir gerai. Daugiau lyg nieko netrūksta. Panašu, kad neišvengsiu tokio važiavimo. Kažką man subinės sėdint. Bet dar kol kas rytas, tai gal judėjimas bus mažesnis. Pakelsiu droną tuoj, pasižiūrėsiu, kaip čia atrodo iš viršaus viskas. Čia yra priešais mane suvenyrų visokios parduotuvės tradicinės. Daug motociklų, visi jau keliauja nuo pat ryto. Čia gal matosi kažkiek, neperbraukau, kažkiek gamtos. Gal persitikė vaizdas, kaip aukštai esu. Tai va, keliu droną,
Paskraidau, pažiūriu ir važiuoju toliau. Nusileidau nuo Transalpinos. Na, čia kažkoks upeliukas. Jei atvirai, tai nieko įspūdingo. Pernai Norvegijoje trolių kelias buvo įspūdingiau. Tai tikiuosi, kad Transfagarašanas bus įdomiau. Nebuvo blogai, bet kažkaip tai trumpai. Ir pastebėjimas, važiuoti geriau į šiaurinės pusės jį. Pradėti šiauriniai pusiai, kilti viršų ir tada nusileidimus. Tai, manau, būtų įdomiau. Tai va, sustojau čia tiesiog pažiūrėti į upeliuką. Ir viskas. Važiuoju toliau. Visgi buvau neteisus. Transalpina vis dar tęsiasi. Vienoje vietoje sustojau ant tilto pasižiūrėti, kaip atrodo. Maždaug va taip. Pasirodo, grožis dar nesibaigė. Pradėjau važiuoti, norėjau kamerą įsijungti, kažkaip mygtukas ne toj vietoj. Apsičiupinėjau, žiūriu, kamera kaba ant vieno magneto. Jei yra du, tai vieno turbūt būtų neužtekę, jeigu važiuočiau greičiau. Dabar viskas gerai, varau toliau. Pasirodo, dalis Transalpinos plikais kalnais kelias. Turbūt gaunasi gal didžioji dalis, jeigu vėl eilinį kartą nemeluosiu, miškais. Visai smagu važiuoti. Posūkiai ir kelias mažiau 180
10 laipsnių posūkių, bet vis tiek smagus vingiai labai. Dar viena vieta, kur sustojau, čia užtvanka. Taip, atrodo kažkaip. Ir čia mašina krūvelė, visi nori pasidaryti nuotrauką, pasifilmuoti. Artėju prie Transpadarašano, kažkokį miestelį kertu ir toliau vingiukais vingeliais pasivažinėsim šiandien. Kaip tik būsiu be 500 km vėl įveikęs. O, normaliai, posūkis. Šiaip nežmoniškai karšta. O visą kitą normaliai. Ryte, kai važiavau per Transalpiną, tai buvo vėsu, gera. Gal dar ir neįdienoje buvo, gal šiaip ten tarp kalnų kalnelių vėsesnis oras. Kai pervažiavau Transalpiną, tai karštis prasidėjo nesveikas, kaip ir vakar. +1000. Važiuojant su termomarškinėliais karšta, dėlė kaip vėjas neperpučia. Va tokia pradžia, paskui velkuosi. Dar vienas. Čia kol kas įdomiau nei Transalpinai. Čia
Čia jau rimtesni pakilimai, rimtesni pasukiukai. Greitai nepalėksi. Nors aš ir taip nesugebu greitai lėkti. Kam reikia gadint pakilimą, nu? Stabdė. Reikia laukti. Kitoje pusėje kažkokie darbai vyksta. Pastovėsim, palauksim. Piktas dėdė. Viršininkas. Praleido. Važiuojam toliau. Aha. Reikalas. O, čia kokios valdos nubirėjo. Gerai, reikia važiuoti. Ne, o, vanduo. Reikia važiuoti neskubant, nes čia gali būti dar visokių taisymų. Bet šitie rėžiai va per asfaltą, kurie eina. O čia va, jei posūkį ratą pasigaunu, tai labai nestabilus motociklas tampa. Lėtas, ilgas pakilimas. O, nu jo. Kelias nenorvegiškas. Blemba, Transalpino geresnis kelias buvo nei čia. Šitas kelias tai daug populiaresnis šiaip pagal idėją. Nu, okei, tebūnie. Yra kaip yra. Tik tai posūkiai tokie aptvarkyti. Čia ilgas čia pakelimas nusimato. Kažkodėl aš galvojau, kad jis bus toks kelias, labiau išmėtytas, tai ilgesnis tiesiosios, kad bus. Tiesą pasakius, prieš važiuojant nesigilinau nei kas, nei kaip. Žinau, kad yra toks kelias, man jau reikia pravažiuoti ir viskas. Čia žmonės kempiniaus, dešiniai pusėje buvo. Dalis.
žmonės leidžia per kelią funikulierius, va, atrodo taip vadinasi. Iškilsiu į viršų, reikės sustoti, padaryti nuotrauką, Insta story. Spėju bus kokia nors vėl parduotuvėlių miestelis, suvenyrų, kinietiškų. Niekur nebėra autentiškų kažkokių dalykų. Visur viskas tas pats, tik tai užrašai kitokie pagal valstybę. Įrankis, grandinėlės, nežinau, papuošalai, žaislai, sako, you name it. O, čia geras plotas žmonėm pikniką pasidaryti, super. Aha, tokio čia viskas. Ten viršui funikulierius kelia. Įspūdingai atrodo. Košmaras kažkoks. Jokios infrastruktūros normalios, jokio parkingo, nieko. Karočią. Teks važiuoti iš čia. Nu. Ką padarysi? Pabuvau, pažiūrėjau. Kažkokiu tuneliu važiuosiu, dabar žemyn leisiuosi iki pat apačios, taip išeina. Nestojau aš tenai viršūnėj, nekėliau drono, ten ieškot, kur prisiparkuoti, aišku, su motociklu lengviau, numetė ir viskas, bet žmonių milijonas, tvarkos jokios, užkilau, pamačiau pats savo akimis, kaip ten viskas atrodo ir yra gerai. Pilnas YouTube'as turbūt vaizdų, kaip ten atrodo iš viršaus, iš drono. Išvažiavimas kitoj pusėj. Nu, kas čia? Kažkas yra. Kalnas. Au. Skauda. Negi čia toks kelias bus. Eik tu. Kas čia per kelias? Jo papa. Jo šitoj pusėj kelio nėra.
Ką, einam pažiūrėsim nuo skardžio, kaip čia atrodo viskas. Op. Kaip gerai, kad kamera nusiima lengvai. Aha. Ten nusileidimas. Ten leisis. Ir ten tarp kalnų. A, iš čia nusileidau. Ten kažkur. Ramiai pasėdėti, ramybėje, pafilmuoti, pamedituoti ir varom toliau. Toliau leidžiuosi iš kitos pusės Transfagarašaną. Tikiuosi kelias čia pagerės, nes kol kas šaudų krūva. O, krioklys. Nusileisiu ir jau važiuosiu maksimaliai šį vakarą arčiau Serbijos sienos. Kažkur susirasiu nakvynę. Ilsėsiuos. Bet dar iki nakvynės važiuot mažiausiai, kas čia gaunasi, 70 km, tai valandą 40. Tai dar pagal laiką, įvertinus laiką, truksiantį laiką važiuoti, tai dar turėčiau turėti neblogą nusileidimą. Čia daug pasakiukų. Kol kas dar dienos nebaigsiu. Varau tolyn. O tai čia kaip gaunasi. Įsileidi žemyn ir kelias geras. Maždaug važiuojam priešingą kryptim. Važiuokit, geras kelias. O kai pakilsit pakankamai, kelio atgal nebebus. Vis tiek reikės varyti viršų. Wow, nu jo, tik pasakiau, kad geras kelias. Ir vėl grįžom prie to paties. Kažkaip norėtųsi maloniau važiuoti.
Apžiūrėjau truputėlį ir šią užtvanką. Nieko ypatingo, užtvanka kaip užtvanka, atvirai pasakius. Kažkaip tai jaučiu, kad nusidėjau sėdynę savąją. Kažkaip kietai atsisėdau. Nu ką. Kas toliau? Turbūt serpantinai į pabaigą, aš spėju, nes bent jau pagal navigaciją staigių posūkių nebebus. Matyt, minimalus nusileidimas, jeigu nemeluoju eilinį kartą. Nežinau, ar nuovargį jaučiu, ar ne. Dar nesupratau kol kas. Nepastebėjau, buvau įjungęs kamerą ar nebuvau įjungęs. Nemažai miškų pravažiavau. Viena lyg sėdėjo apskritai ištroškus, įsižiojus liežuvį iškišus. Joms taip pat karšta. Kaip tik dar viena. Dvi. Dvi meškutės. Ką veikia? Kaip beždžionės. Maisto prašo. Vilką mini, vilkas čia. Tik pradėjau šnekėti, pasirodė. Nu, tai pagal tokį kiekį, kokį aš čia šiandien pamačiau ant Transfagarašano, tai palatkę statytis laukiniai gamtoj kažkaip tai nelabai norėtųsi turbūt. Mano maistas visas vakuumuotas, bet maža kas. Dabar bandysiu pasiekti kiek įmanoma daugiau arčiau Serbijos sienos. Ten ieškoti kažkokios nakvynės. Ar bookingas, ar Airbnb. Daugiausiu atveju gal kokį kempingą susirasiu. Kodėl jūs taip lėtai važiuojat? Leidžiate žemyn, tai ką čia jau mėgautis? Ar tik ne kelias susitvarkė, nes prieš tai kalbėjau, kad geras kelias, bet pasirodo tik atkarpom. Čia jau kurį laiką normaliai viskas. Nes jau įsikeikiau po 5 kartus visais keiksmažodžiais žinomais man. Turbūt ir naujų dar sukūriau. Nu toks baisus kelias, katastrofa tiesiog. Nežinau, viskas tiek bildėjo, kad momentais galvojau, jog dalimis motociklas pareis. Ui, tunelė, ui. Čia visai fun, visai gražiai atrodo. Tai iš principo Transfagarašano galima nerekomenduoti niekam.
Nu, tiesiog nežinau, kas ten gali būti gera. Toj pačioj Transalpinoj daug ribų, kelias geresnis. Nu gerai, Transfagarašanas gražu, gražus vaizdai ir visa kita, bet, nu, kelias, žmonių masės, tos katastrofa kažkokia. Gal meškučių dar va pažiūrėti. O Transalpinui kelias geras, vaizdai neblogi, viršūnėj galima ar kempingą, ar su kemperiu apsistoti, drąsesnis ir palakį gali pasistatyti. Tai vat, ne kažką visai. Aš šiandien dar kaip tik ryte šnekėjausi su vietiniu rumūnu. Dar kaip tik paklausiu, kaip keliai Transfagarašane. Sako, geri. Tai nežinau, arba jis labai seniai buvo, arba jų standartai čia geri keliai. Arba jis tik tai va šitoje vietoje važiavo. Paskutinį kartą kuras šiandien užpiltas. Pravažiavau Transfagarašaną. Ir važiuoju į nakvynės vietą, ne visai netoli. 40 minučių važiuot, kiek čia 32 kilometrai. Jau šiandien užteks važiavimo, dar važiuodamas Transfagarašanu galvojau šausiu maksimaliai link Serbijos sienos, bet žiūriu, kad jau vėlų vakaras, tai toliai nepavažiuosiu. O šiandien kilometrų ir visai nedaug susukta, 360 ir plus. Tai kiek dar nuvažiuosiu, bus 390-400 km. Tai ne tiek ir daug, bet visą dieną užėmė važinėjimas tais kalneliais, posūkiukais ir panašiai. Bet už tai per vieną dieną suvažinėjau ir Transalpiną, ir Transfagarašaną. Tai diena visai nebloga buvo. Gerai pasivažinėjau, daug veiksmo. Galų gale ir praktikos vairavime nemažai. Liuks. Diena pasisekė, kaip ir visos šitos kelionės dienos pasisekė. Atostogos yra gerai. Tai važiuojam ilsėtis. O rytoj jau žiūrėsiu, ar pavyks pervažiuoti visą Serbiją, ar tik dalį.